1, 2, 3, judėkim ir būkim aktyvūs, visur ir visada. Nes dabar kiekvienam užsisakusiam Baltikum interneto ir raiškiosios televizijos rinkinį įteiksime išmanę apyrankę, kuri tikrai įkvėps jūs aktyvumui. Apyrankė rodo laiką, skaičiuoja žingsnius ir turi dar daug kitų išmaniųjų funkcijų. O po aktyvios dienos namuose leiskite laiką su Baltikum skaitmenine televizija bei neribotu internetu. Daugiau informacijos balticum.lt. Penktadienio gegužės 20 dienos Jurbarko žiniose matysite. Šiandien Jurbarke viešėjo Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius. Saugos eismo komisijos posėdyje svarstomi ir iš rajono gyventojų gaunami pasiūlymai. Jurbarko turizmo ir verslo centras šią vasarą jurbarkiečius kviečia pakeliauti po Lietuvą. Uždaroji akcinė bendrovė Baltikum TV draugė su kino klubu 8,5 dovanoja išskirtinę filmo Lenktyniaujant su išnykimu premjerą. Gegužės 24 dieną 18 val. Jurbarko kultūros centre bus rodomas nemokamas šio filmo seansas. Ar žinojote, kad per artimiausius 100 metų pasaulis gali netekti 50% gyvūnijos rūšių? Mes jau netekome 90% geopardų ir 97% tigrų populiacijos vos per pastarąjį šimtmetį. Šis dokumentinis filmas tai unikalus kino projektas, kuris atskleidžia tikrą realybę, su kuria susiduria visos mūsų planetos rūšys, esančios ties išnykimo riba. Filmas Lenktyniaujant su išnykimu atskleis, kokių veiksmų kiekvienas iš mūsų gali imtis, kad planetai taptų lengviau, o 10 gyvūnų ir augalų rūšių išliktų. Tai novatoriškas dokumentinis filmas, atverintis mūsų akis ir leidžiantis pamatyti, koks nuostabus mūsų pasaulis ir kiek daug mes dar turime nuveikti. Kviečiame visus jurbarkiečius gegužės 24 dieną 18 val. Į nemokamą šio filmo seansą. Kiekvieną atėjusį nustebinsime maloniomis dovanomis. Šiandien Jurbarko rajone viešėjo Lietuvos ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius. Prieš pietus jis lankėsi Veliuonoje ir Panemunės pilyje, o 13 val. Atvyko į savivaldybę, kur mero kabinete kartu su vadovais aptarė aktualius klausimus. Po susitikimo vykusioje spaudos konferencijoje premjeras tvirtino tokias keliones po savivaldybės rengiantis visą šią savo kadenciją. Kaip ministras pirmininkas turiu įsikėlę savo tokį tikslą, aišku, kurio tikriausiai iki kadencijos pabaigos ir nepavyks įgyvendinti. Tai yra noras aplankyti kiekvieną savivaldybę per tuos 4 metus kadencijos. Ir tai yra dvi tokios galimybės, kaip susitikti su merais. Tai viena galimybė, kuri labiau tenkina mus, kada organizuojam regionuose tam tikras konferencijas regioninės plėtros klausimais, tai tada jau būna kokių 5 savivaldybių merai atvyksta, bet mes tokių konferencijų jau turėjom tikriausiai 11. Ir tada kviečiamės verslo konfederacijų atstovus, vadovus, kai kada jau ūkio ministerijos vadovus, po to kai kurių kitų ministerijų atstovus, bet kai kada, žinot, tenka ir pavyžinėti po savivaldybės, nežiūrim, kaip sakyti, tai kokių partijų merai yra. Tai yra mano kaip ministro pirmininko tikslas dirbti visą Lietuvai. Ir aišku, susitikimas išgirs, kokiam problemom gyvena, su kuo susiduria ir ypač mums aktualu tai, kad 14-20 metų finansinė perspektyva yra patvirtinta. Ir labai svarbu, kad regioninės plėtros programa, kurią praktiškai administruoja vidaus reikalų ministerija, kad kuo greičiau pradėtų būti įgyvendinta realiai, o ne vien tik kalbėti jau kurį laiką, kad yra rengiama, ruošiama. Ir aišku, ir šiandien čia kartu su meru, vicemeru, Seimo nariu irgi kalbėjomės apie tai, kad toji vadinama patvirtinta regioninės plėtros programa, jie buvo įvardinta kaip liktai kai kurioms savivaldybėms, jinai yra pagal asignavimų paskirstimą nelabai, tai pasakyčiau, tenkinanti dėl to, kad kai kurios savivaldybės, kaip ir Jurbarkas, 7-7 metais galėjo pasinaudoti, kaip jūs turėjot statusą probleminė savivaldybė. O visos tos savivaldybės dabar praktiškai negali dalyvauti tuose programuose ir gauti finansavimą.
Antras dalykas buvo kalbamas apie tai, kad dalyvaujant įvairiuose projektuose, kurie yra finansuojami iš ES biudžeto arba iš ES struktūrinės paramos, buvo klausimas iškilęs dėl tų projektų finansavimo. Tai dabar galiu drąsiai pasakyti, kad vyriausybė trečiadienį priėmė nutarimą, kad finansų ministerija skirs asignavimus ir čia bus savotiškas savivaldybėm palengvinimas, reiškia įgyvendinti projektus, kuriuos jos yra nusimatę teikiant paraiškas tiek ūkio ministerijai, tiek kitoms ministerijoms, ir jeigu bus skiriamos lėšus iš ES biudžeto, tai kofinansavimo dalį finansuos pati finansų ministerija. Iš savivaldybės premjeras išvyko į Smalininkų technologijų ir verslo mokyklą, kur susitiko su vietos Smalininkų bendruomenė, o pavakarę viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su miesto gyventojais. Plačiau apie šį vizitą ir rajono vadovų keltus konkrečius klausimus, aptartus kartu su premjeru, kviečiame žiūrėti pirmadienio, gegužės 23 dienos Jurbarko žiniose. Jurbarko rajono kelių saugos eismo komisija rengiamuose posėdžiuose svarsto klausimus pagal gyventojų ar policijos pareigūnų siūlymus gerinti eismo saugumą konkrečiose miesto rajono vietose. Pasak šios komisijos pirmininkės, savivaldybės administracijos direktorės Vidos Rekešienės, komisijos posėdžiai yra šaukiami keletą kartų per metus, kai susikaupia didesnis sprendžiamų klausimų skaičius. Gyventojų prašymai yra priimami ir laukiami, nes tie gyventojai, kur daugiausiai gyvena prie sankryžų ar kuriuose vietose, jie geriausiai ir mato, kaip tas eismas vyksta ir pastabas dėl eismo išreiškia. Tai ne paskutinis variantas ir buvo ir praeito kelių eismo saugumo komisijos posėdėje. Taip pat buvo svarstomi dviejų gyventojų prašymai, tai dėl Knygnešių gatvės perėjos ir dėl Vidūno gatvės prie 29 namo tų dviejų įvažiavimų. Taip, tai buvo gyventojų prašymai argumentuoti, kad jie pastebi, kokie yra atvejai buvę ir tikrai komisija tokius atvejus svarsto. Paskutinėme saugos eismo komisijos posėdėje vykusiame šių metų balandžio 20 dieną buvo svarstyti 7 klausimai susiję su naujų pėsčiųjų perėjų įrengimu, keleto kelio ženklų pakeitimu ar naujų pastatymu, bei diskutuota kitais eismo saugumo mieste užtikrinimo klausimais. Buvo 7 klausimai, kas aktualesni gyventojams, tai būtent ir minėtas pėsčiųjų perėjos įrengimas ar perkelimas Knygnešių gatvėje ir Vidūno gatvės sankryžoje. Čia komisija priėjo tokios nuomonės, kadangi tai yra regiono kelių kelias regionui priklausantis, ir kreiptis į Tauragės regionų kelių įmonę, kad jie padėtų spręsti šitą klausimą, kadangi kaip pagal visus saugumo reikalavimus per 4 kelių eismo juostas negali būti perėjos. Tai arba reikėtų, kad atsirastų šiuo atveju žiedas, arba tiesiog perėja jinai ir liktų ten, kur jinai dabar yra. Tai taip buvo sureaguota į miškininkų gyventojų prašymą. Kitas prašymas, ką aš ir minėjau, dėl Vidūno gatvės 29 namo, kur kaip Vidūno gatvė mes puikiai žinom, yra labai eismo intensyvi ir tas įvažiavimas prie Gėliukės kelio vienas ir kitas, jie tikrai nėra saugus. Tai komisija priėjo tokios nuostatos, kad vis dėlto pirmąjį įvažiavimą uždaryti, iškirsti krūmus ir padaryti tik tai vieną įvažiavimą, tam, kad būtų saugesnis judėjimas šitoj gatvėje. Dar buvo prašymas ir dėl gimnazijos kieme judėjimo, tai komisija dėl gimnazijos kieme judėjimo, tai dešinės rankos taisyklė, kad visur kiemuose ženklų nepristatysim, o dėl to pačio ženklo, kuris išvažiuojant yra posūkis į dešinę, jis galbūt irgi, kai dabar atsirado iškili perėja, jis tampa tas ženklas kaip ir trukdantis eismui jau po tam tikro pikinio laiko, tai yra mūsų komisijos požiūriu nuo 9 valandos ryto, nes 7-9 ten iš tiesų būna eismo pikas ir jeigu nukelti ženklą ar kažkaip kitaip daryti, tai būtų vėl apsunkintas eismas, bet daryti laiko apribojimą, kad į dešinę ten nuo 7 iki 9 valandos. Tiek noriu pasakyti, kad tie mūsų sprendimai taip labai greitai neįsigyvendina. Tokia yra
kelių eismo saugumo komisijos sprendimai, paskui jau yra vykdymas, tai yra ženklų užsakymas, tai jau tvarko dažniausiai seniūnija yra pavedama, tai kai kuriuose vietose dar ir šiandieną žvilgtelėjau, dar nėra tas mūsų sprendimai įgyvendinti. Be jau išvardintų klausimų, kuriuos svarstant buvo priimti konkretų sprendimai, posėdžio metu dar buvo aptarta ir bendra saugaus eismo situacija mieste, atkreipiant komisijos narių dėmesį į tam tikras pavojingas ar eismo saugumą mažinančias vietas. Posėdžio pabaigoje tiesiog komisija aptarėm, kaip komisijos nariai mato patį eismą mūsų mieste ir kas būtų galima kai kuriuose vietose ar gerinti, ar aptarti, ar stebėti. Tai buvo tokie pastebėjimai čia daugiau iš policijos pusės komisaro, kadangi jie turbūt daugiausiai juda mieste, daugiausiai mato. Tai yra vėl Vasario 16 gatvės tas tarpelis įvažiavimo, kada būna užstatyta ir vos ne viena, ir kita pusė, ir tas pravažiavimas kažkaip jisai irgi tampa sunkesnis. Taip pat dėl pačio kelio ženklo Kauno gatvėje, kur yra irgi prie verslo parduotuvėlių, kad galbūt ten irgi daryti tik tai laiko apribojimą, kada negalima stovėti, nes įvažiavus iš Vytauto Didžiojo gatvės ženklo nematai ir tu gali tiesiog nejučiom atsistoti ir būti eismo pažeidėjų, kad nepaėjai kokių ten 5 metrų atgal, nepasižiūrėjai, koksai ženklas stovi. Taip pat tokie pastebėjimai ir dėl pačio eismo prie, kaip mes dabar, kaip būtų sankryžos Knygnešių ir Sodų gatvės, šiek reikėtų, kad apsaugoti pėsčiųjų taką, nes dabar ten prie tos parduotuvės irgi eismas vyksta aplink stulpą, to neturėtų būti. Ir dėl tai, kas buvo įsakyta ir per gyventojų susitikimą, dėl Jurbarko miesto pabaigos arba pradžios ženklų. Nes mūsų miestas turi tokią savybę, kad kai kuri miesto dalis Kalnėnuose prasideda ir miške, ir reikėtų, kad sužiūrėti tos keliukus, kur turėtų tas ženklas stovėti, nes gyventojai ar svečiai jau turėtų žinot, kur miško zonoje, kurioje vietoje jie jau įeina į miesto ribas. Žodžiu, įdomumas tame, kad mes lyg aptarėm, ką mes jau svarstysim sekančiam posėdį, o dabar visi kaip ir turim užduotis stebėti tas vietas, kur aš minėjau, ar tikrai tie pastebėjimai policijos pareigūnų yra teisingi ir kad visi komisijos nariai turėtumėm savo matymą ir nuomonę, nes kartais tikrai jeigu nesimatęs, nesidalyvavęs, norisi ir pačiam įsitikinti. Po keleto dienų kartu su prasidėsiančia vasara prasidės ir naujas turizmo sezonas, kurio metu Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras keletą naujienų pateiks ne tik atvykstantiems turistams, bet ir mūsų rajono žmonėms, norintiems pakeliauti po Lietuvą ir pamatyti bei sužinoti, ką nors naujo. Viena iš tokių naujovių šio centro direktorė Gaiva Mačiulaitienė įvardino pažintinės ekskursijas į Telšius, Šiaulius bei mūsų rajone Klausučiuose įsikūrusią alaus daryklą. Nors registracija į visas šias keliones vyksta kiek vangokai, centro darbuotojai viliasi, kad prasidėjus tikram atostogų sezonui, norinčiųjų pakeliauti atsiras daugiau. Registracija nėra labai aktyvi, tikimės, kad jinai dar suaktyvės, galbūt dar daugiau mes paskelbsime, nes kitų rajonų gyventojai taip gana noriai keliauja ir centrai organizuoja tokias ekskursijas. Tačiau mūsų pagrindinis tikslas tai propaguoti ir skatinti aktyvų poilsį mūsų rajone. Todėl pirmą tokią ekskursiją birželio 10 dieną, penktadienį po sunkios darbų savaitės kviečiame irgi taip pat viską suorganizuojame vykti į Klausučio alaus daryklą. Iš tikrųjų, tai Klausučio alaus darykla jau dirba daug metų, tačiau galbūt jinai nepelnytai tokia buvo gal ir pamiršta, gal ir truputį mažiau patys siekė reklamos, norėjo patys išaukti, kad turėtų ką parodyti ir praeitais metais jie sukūrė edukacinę programą Alaus kelias. Ir paaiškina atvykusiam turistam, žodžiu, kaip
koks tas yra alaus kelias iki kol jisai patenka ant mūsų stalo. Kita ekskursija, kuriai ruošiamės irgi jau gana senokai, tik tai būtent aplankyti Saulės miestą Šiaulius. Ir čia galbūt daugiau orientuojamės į verslo klientus, nes norime aplankyti Rūtos fabriką. Ir pasistengsime susitarti su vadovais, kad ne tik tą tradicinę ekskursiją, kuri yra siūloma eiliniam turistam, mums pasiūlytų, tačiau ir į gamybos procesą parodytų, kadangi ponas Gluodas turi daug sentimentų mūsų kraštui, tai aš manau, kad tikrai mes suderinsime tą ekskursiją, kad jinai būtų ne visai tokia kaip eiliniam turistui. Visos šios kelionės yra mokamos, o jų kaina siekia nuo 13 iki 25 eurų. Į šią kainą, pasak direktorės, yra įskaičiuotos pačios kelionės ir pažintinių ekskursijų išlaidos. Mes nesiekime mūsų įstaiga kaip uždirbti pelno, tiesiog yra savikaina paskaičiuota ir būtent tą kainą sudaro būtent šių ekskursijų paslaugų savikaina. Už kelionę, už bilietus, apsilankymus įvairiuose objektuose. Ekskursija į Šiaulius kainuoja 23 eurai, į kainą įskaičiuota transportas, Rūtos muziejaus degustacija, ekskursija su gidu Chaimo Frenkelio viloje. Neįskaičiuota, jeigu sustosim kažkur papietauti, tai čia jau kiekvieno reikalas. Ekskursija į Telšius 21 euras, įskaičiuota transportas, džiugo sūrio degustacija ir ekskursija su gidu po Šiaulių miestą. Iš tikrųjų labai turi įdomų gidą ir labai po Telšių miestą, įdomiai labai pasakoja. Na ir ekskursija į alaus daryklą, kaina 13 eurų, į kainą įskaičiuota transportas ir alaus degustacija. Ir žinoma, visuose šitose paketuose įskaičiuota į šitą kainą gera nuotaika. Į mūsų kraštą atvykstantiems turistams šiemet bus siūloma aplankyti Mažąją Lietuvą ir susipažinti su šio krašto istorija, kurią labai žaismingai pristato Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro ir Smalininkų bendruomenės nariai. Turime bendrą projektą su Mažosios Lietuvos kultūros centru ir jie tikrai labai įdomiai pristato Mažąją Lietuvą. Turime paketą, kuris skirtas suaugusiems ir kuris skirtas vaikam. Na ir ten labai gražiai apžaidžia šito būtent kultūros centro darbuotojai, bendruomenės dalyviai, mokiniai žaidžia žaidimą edukacinį, knygnešiai, žandarai, suaugusieji taip pat keliauja po pasienio tokius įdomesnius momentus ir žinoma istorinę medžiagą perteikiame. Tai iš tikrųjų labai įdomi ir ne tik įdomi, tačiau ir suteikianti daugybę žinių, būtent apie tą mūsų krašto dalį, apie išskirtinumą šio krašto. Vyksta istorinė pamoka, toj istorinė klasė yra įrengta su senoviškais suolais, kokie ir buvo kadaise, ir mokytoja Frau Marta veda pamoką. Na, tiesiog labai tikrai įdomus personažai, įdomi vaidyba, įdomus atlikimas, tikrai labai, manau, kad ne tik atraktyvus, bet ir labai įdomus bei suteikiantis daug žinių apie mūsų kraštą. Ir orientuojamės į mokyklas su šitą, persiustos yra mūsų Lietuvos daugeliu mokyklų, nes manome, kad tai tikrai yra istorinė pamoka kitaip, pavadinčiau, net ne edukacinė programa, bet istorinė pamoka kitaip. Kaip ir ankstesniais metais, taip ir šiemet neužmiršti liks ir aktyvaus sporto mėgėjai. Jų laukia ekskursijos po rajoną pasivažinėjant dviračiais ar pasivaikštant po miestą su gidais. Kviesime mūsų miesto gyventojus aktyviai leisti savo savaitgalius ir pakviesime į keletą žygių dviračiais. Tai vyks Liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais. Tarėmės su kaimo turizmo sodybų savininkais. Planuojame ekskursiją į Medaus slėnį su medaus degustacija. Taipogi kita ekskursija iki Vilos Bisenos, kadangi Vilos Bisenos šeimininkas garsėja savo kulinariniais gebėjimais ir prašysime, kad jisai parengtų kažkokį nelabai didelį barbekiu ir tiesiog norėsim paskanauti jo gaminamo maisto, nuvykę dviračiais. Taip pat organizuosime keletą ekskursijų pėsčiomis po Jurbarko miestą, kurias praves mūsų Jurbarko gidas Ričardas Vainikonis. Šiandien išleistame naujausiame mūsų laiko numeryje skaitykite.
Pirmajame puslapyje, spausdintame straipsnyje, paskutiniai Palsio antrojo kaimo prisiminimų sergėtojai pasakojama. Bene paskutiniai antrojo Palsio kaimo gyventojai, tėvas ir dukra, Antanas ir Birutė Puišiai, toje pačioje sodyboje gyvenantys per 60 metų. Jie du tikina nepastebėję, kaip likę 1-2 visame kaime, kur stovėjo sodyba prie sodybos. Neišsikėlė tada, kai dėl melioracijos po visą Lietuvą išsibarstė kaimynai ir pažįstami, išgyveno, kai kaimų gyventojus retino tragiškos mirtys ir ligos. Abu prisimena visus jų beveik išnykusio kaimo gyventojų vardus, pavardės, pravardės, jų gyvenimo istorijas ir likimus, dažniausiai tragiškus. Plačiau apie tai skaitykite laikraštyje. Kitoje publikacijoje pavadintoje Premjeras Butkevičius, rajono gyventojų gerovė tiesiogiai išrinktų merų rūpestis, rašoma, jog Jurbarko rajono mero Skirmanto Mockevičiaus kvietimu gegužės 20 dieną rajone lankysis ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius ir jo komandos nariai. Vizito proga mūsų laikos premjerui iš anksto uždavė kelis klausimus. Atsakymus į juos skaitykite laikraštyje. Kituose jo puslapiuose dar skaitytojų laukia rašiniai apie 3 kartą surengtą Smalininkų sueiginę, gegužės 21 dieną vyksiantį grablingo čempionatą bei šeimos šventę švęstą Jurbarke. Šias ir kitas naujienas rasite šios dienos mūsų laiko numeryje. O rytoj skaitytojus pasieks ir naujausias šviesos numeris. Penktadienį rajone viešėjo ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius. Vizitą pradės Veliuonoje ir pataikės tiesiai ant Didžiojo Baliaus, ant Veliuonos Gaspados ir Veselijos. Į gimnazistų ir bendruomenės rengiamą tradicinę šventę jis domėjosi krašto istoriją, paveldu, išklausė gyventojų. Vėliau kartu su Seimo nariu Broniumi Pauža ir rajono vadovais aptarė Jurbarkui svarbius klausimus. Plačiau apie tai skaitykite straipsnėje pavadintame Premjeras viešnagę pradėjo Veliuonos Veselijoje. Kitoje publikacijoje pavadintoje Apkvaitusių vaikų istorija užminė mįslių. Rašoma, girti ir galbūt nuo narkotikų apsvaigę vienos rajono mokyklos mokiniai. Tokį faktą ant stalo trečiadienį žiniasklaidai ir visuomeniai tėškė netylėti nusprendęs pilietis. Tačiau apie daugiau nei prieš savaitę nutikusią istoriją nenoriai kalba ir mokyklos direktorius ir savivaldybės administracijos valdininkai. Nedaug ką pasako ir policija. Plačiau apie tai skaitykite laikraštyje, kurio vidiniuose puslapiuose, išspausdintuose straipsniuose dar pasakojama ir apie pasikeitusį ramybės valandų laiką, šeštadienio vakarą be priežiūros Sodų gatvėje besiblaškiusį arklį, bei rytoj sukankančią 68 metų nuo vieno baisiausių Lietuvos tautos trėmimų į Sibirą sukaktį. Apie visą tai plačiau skaitykite šeštadienio šviesoje, kurios paskutiniai puslapiai kaip vis atskiriami savaitės televizijos programai, skelbimams ir horoskopams. Gegužės 21 dieną 10 val. Ryto Jurbarką užlies muzika. Gatvės muzikos dienoje dalyvaujantys muzikantai koncertuos Kauno gatvėje prie fontano, skvere prie kavinės Liuksas, prie parduotuvės Maxima esančios miesto centre ir jaunimo parke. Gegužės 22 dieną 12 val. Girdžiuose prasidės Klojimų teatrų šventė Girdžių krivulė 2016. Savo pačius gražiausius spektaklius pristatys Šakių Zanavykų, Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus, Klojimo, Kauno Vilijampolės bendruomenės ir Palubių teatrai. Pertraukos metu Klojimo kieme galėsite pasivaišinti bei įsigyti skanių sūrių bei pasiklausyti Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus instrumentinės grupės ir vokalinio ansamblio atliekamų melodijų. Renginys nemokamas. Gegužės 23 dieną 18 val. Jurbarko kultūros centre vyks proto mūšių turnyras Išlukštenk kietą riešutėlį 3. Iki gegužės 19 dienos kviečiame registruoti 5-6 žmonių komandas elektroniniu paštu pavaduotoja @jurbarko_kc.lt adresu. Protų kovų turnyras Jurbarke vyks gegužės 23 dieną 18 val. Jurbarko kultūros centre. Laimėjusi komanda bus kviečiama dalyvauti žaidimo finale, kuris vyks Kaune. Protų kovas organizuoja Ramučių kultūros centras. Gegužės 24 dieną 18 val. Uždaroji akcinė bendrovė Baltikum TV draugė su kino klubu 8,5 dovanoja išskirtinę filmo Lenktyniaujam su išnykimu premjerą. Seansas nemokamas.
Dėmesio, startas! Štai tokį startą UNICEF bėgimui už kiekvieną vaiką sostinėje pernai davė olimpinis čempionas Virgilijus Alekna. Iki šiol vykdavęs tik Vilniuje, šiais metais UNICEF bėgimas geradarius suburs ir Tauragėje. Birželio 1 dieną, 17 val. Jono Kalvano parke, Tauragėje, bėk už pasaulio vaikus. Bėgau. Aš bėgau už vaikučius. Patiko bėgti? Tiek. Taip? Tiek. Ar sunku buvo? Tiek. Jaukusiai bėgau. UNICEF bėgimas, skirtas pasaulio vaikams, per 5 metus jau subūrė daugiau nei 5000 šalies mažamečių. Per bėgimą surinktų aukų dėka išgelbėta tūkstančiai nuo bado, ligų ir skurdo kenčiančių vaikų. Tai, kad bėgimas už kiekvieną vaiką į 6 metus žengė ne tik sostinėje, bet ir Tauragėje, didelis džiaugsmas UNICEF, dar didesnis stokojantiems pasaulio mažyliams. UNICEF vaikų bėgimą globoja jos ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Jau tradicija tapusiame UNICEF vaikų bėgime, kiekvienais metais per 1000 mažųjų bėgikų ne tik smagiai praleidžia laiką, susiranda naujų draugų, bet svarbiausia, gelbėja gyvybės skurdžiose pasaulio šalyse. Vaikai visi patenkinti, visi išeina su medaliais, daugelis iš jų pirmus medalius savo gyvenime gavo, taip kad bandysime juos ir į sportą įtraukti. Tauragiškiai, prisijunkite prie UNICEF bėgimo už kiekvieną vaiką ir jūs. Birželio 1 dieną 17 val. Jono Kalvano parke. Daugiau informacijos unicef.lt.